Važiuoju į susitikimą su moterimis veido odos priežiūros konsultacijai ir tokių susitikimų metu pati dažniausia istorija, kuri nutinka, tai yra tai, kad moteris naudoja priemonės, geras priemonės, vyrai prabangios sudėties kartais priemonės ir net nepigias priemonės, bet rezultato neturi. Tai kodėl taip nutinka, tai yra kelios tokios pagrindinės priežastys. Pirma priežastis tai yra pirkimas iš emocijos arba pagal draugės rekomendaciją. Tai vat, kai draugė rekomenduoja, nes jai tiko, arba pakuotė labai graži buvo, arba aprašymas buvo gražus produkto, arba buvo labai gera nuolaida. Nesvarbu net kokia kaina, bet buvo gera nuolaida. Antras dalykas, dėl ko gali neveikti tavo priemonės, tai yra derinti nesuderinamus dalykus, kai yra daug visokių gerų priemonių ir jos naudojamos netinkamai, tarpusavėje netinkamai derinamos ir tiesiog ir gauname tada netinkamą rezultatą. Trečia priežastis tai yra produktų taupimas. Kai nusiperkam priemonę, kuri sąlyginai mums yra pakankamai brangi, sudėtis gera, viskas ten su ja gerai, bet mes ją naudojame labai taupiai, tai yra kartą per savaitę patepame arba 2 kartus per savaitę ir galvojame, kad mes šitaip ištesdami tą terminą naudojimo turėsime rezultatą. Paprastai priemonės veikia visiškai kitaip, jos veikia tada, kai naudoji pastoviai, reguliariai. Ketvirtas punktas tai yra nesistemingas priemonių naudojimas. Toks chaotiškas. Šiandien tą panaudosiu, rytoj tą panaudosiu, kasdien kažką naudoji, bet tai darai chaotiškai. Nėra jokios sistemos konkrečiai problemai spręsti. Tai ką daryti, kad priemonės veiktų? Reikia atsirinkti tinkamą bazinę priežiūrą ir kelias papildomas priemonės, kurios sprendžia tavo iššūkius odoje. Nekreipti dėmesį į draugės rekomendacijas, nes jos odos tipas gali būti visiškai kitoks ir odos poreikiai gali būti visiškai kitokie. Naudoti viską tinkama seka, ryte vakare kiekvieną mielą dieną, sistemingai ir po kelių mėnesių pasižiūrėti, koks gaunasi rezultatas. Ir pats paprasčiausias būdas sužinoti, kas geriausiai tinka tavo odai ir išmėginti prieš įsigijant, yra susisiekti su manimi ir užsiregistruoti nemokamai konsultacijai. Taip, tu teisingai išgirdai. Nemokama konsultacija su parinktų priemonių išmėginimu prieš įsigijant. Nežinau, ar gali būti dar geresnis būdas atrasti tinkamiausias priemonės tavo odai, sutaupyti laiką, taupyti pinigus ir gauti akivaizdžius matomus rezultatus. Aš dirbu jau 15 metų grožio srityje, parenku moterim priemonės ir sukūrėme ilgalaikį ryšį ir santykį, kurio dėka moteris nusiperka tik tai, kas jom tinka, patinka ir tai, ką tikrai naudoja. Tai jeigu tavo grožio lentynėlė yra kalnas priemonių, bet tavo veido odoje rezultato nėra, susisiek su manimi.